Sveiki visi! Šiandien mes kalbėsime apie kai ką, kas, gali tiesioginiai to žodžio prasme pakeisti jūsų verslą. Ir geriausia dalis - tai padarysime su dviem visiškai nemokamais Google įrankiais, kurie padės ne tik geriau suprasti klientus, bet ir tiesiogiai padidinti jūsų pelną. Taigi, pasiruoškite, nes mes neriame į duomenų pasaulį. Gerai, pradėkime nuo esminio klausimo. Būkite atviri su savimi. Kai priimėte svarbų sprendimą, ar tai būtų rinkodara ar nauja paslauga, ar jūs labiau pasikliaujate savo nuojautą ar šaltais kietais faktais? Nes žinote, būtent atsakymas į šį klausimą ir nulėmė, ar verslas juda į priekį, ar tiesiog trypčioja vietoje. Ir štai prieš mus du keliai. Kairėje turime spėliojimą. Tai toks pasaulis, kur sprendimus priimame iš pilvo, rezultatai, šokinėja kaip nori, o pinigai dažnai tiesiog išmetami į balą. Bet dešinėje visai kas kita. Tai žinojimas. Tai kelias grįstas duomenėmis, kur kiekvienas euras yra apskaičiuotas, o investicijos jos atsiperka. Ir šiandien mes eisime būtent šiuo dešiniuoju keliu. Bet kodėl tai taip svarbu būtent dabar? Pagalvokime pavyzdžiui apie apskaitos paslaugų rinką. Konkurencija ten tiesiog milžiniška. Ir kad išsiskirtum, neužtenka tiesiog būti. Reikia žinoti, ko klientui reikia, dar prieš jam pačiam tai suprantant. Ir čia mums į pagalbą ateina du galingi įrankiai – Google Search Console ir Google Analytics 4. Tik negalvokite apie juos kaip apie kažkokią sudėtingą programinę įrangą. Įsivaizduokite juos kaip savo verslo prietaisų skydelį. Gerai, pradėkime nuo pirmojo – Google Search Console. Pabandykite įsivaizduoti, kad tai yra jūsų skaitmeninės parduotuvės vitrina. Ji parodo, kiek žmonių praeina pro šalį, į ką jie labiausiai žiūri ir svarbiausia, ar jūsų vitrina yra pakankamai patraukli, kad jie norėtų užeiti vidun. Jei paprastai, tai Google Search Console arba tiesiog GSC atsako į patį svarbiausią klausimą – kaip po galais klientai mane randa. Šis įrankis parodo jums tikslės frazes, kurias žmonės veda į Google paiešką ir atskleidžia, kurioje vietoje tame milžiniškame sąraše esate jūs. O štai čia ir yra visas grožis. GSC duoda jums supergalę – pamatyti pasaulį savo kliento akimis. Jūs matote ne tai, kaip jūsų manymu jūs atrodote, o tai, kaip jūs realiai mato žmogus, ieškantis jūsų paslaugų. Tai tiesioginė linija į kliento mintis. Ir tai, patikėkite, yra neįkainuojama. O dabar pažiūrėkite į šią lentelę. Tai yra tikras aukso puodas. Matote frazę „Mokesčių konsultacijos Vilnius“. Jūsų pozicija 11. Tai reiškia, kad esate antrojo Google puslapio pradžioje, kur, būkime biedni bet teisingi, retai kas nueina. Bet jūs pamatė net 1500 kartų per mėnesį. Įsivaizduojate, koks potencialas? Pakilus vos per kelias pozicijas į pirmą puslapį, paspaudimų skaičius gali tiesiog sprogti. Ir kaip tą padaryti? Kartais stebuklams nereikia daug. Šaltiniai rodo, kad vien patobulinus puslapio antraščią ir tą trumpą aprašymą, kad jie būtų aiškesni ir patrauklesni, paspaudimo rodiklis, tas vadinamas CTR, gali šoktelėti dvigubai. Pagalvokit, dvigubai daugiau potencialių klientų vien dėl kelių pakeistų žodžių. Neįtikėtina. Gerai, su vitrina viskas aišku. Klientas susidomėjo ir žengė pro duris. O kas toliau? Būtent čia į sceną žengia Google Analytics 4. Jei Search Console buvo vitrina, tai Analytics yra tarsi stebėjimo kameros ir analitikai jūsų parduotuvės viduje. Jie fiksuoja viską, kur klientas eina, ką liečia ir ar galiausiai prieina prie kasos. Taigi, GH4 mums pasakoja visą istoriją. Kurie jūsų paslaugų aprašymai yra skaitomi nuo iki, iš kurio puslapio žmonės tiesiog pabėga ir, svarbiausia, kurie veiksmai, pavyzdžiui, kontakto formos užpildymas paverčia tą anoniminį lankytoją karštų potencialų klientų. Štai, pažiūrėkime į tipišką kelionę. Žmogus per Google randa jūsų parašytą naudingą straipsnį. Puiku. Iš ten nueina į paslaugų puslapį. Dar geriau. Ir galiausiai užpildo formą. Bet kiekviename iš šių žingsnių dalis žmonių tiesiog dingsta. Geshtver mums leidžia pamatyti, kur tas kibiras kiauras ir kodėl mes prarandame žmonės. O tai žinodami, galime tą skylę užlopyti ir nustoti praradinėti pelną. O dabar labai įdomus momentas. Pažiūrėkite. Duomenys rodo, kad didžioji dalis, net 70% lankytojų, ateina per mobiliusius telefonus. Logiška išvada, tiesa, reikia viską daryti mobiliams. Bet ar tikrai viskas taip paprasta? Ir štai čia kritinė įžvalga. Nors dauguma žmonių naršo telefonu, realių užklausų, tų vadinamų konversijų, ateina žymiai daugiau iš stacionarių kompiuterių. Ką tai mums sako? Tai milžiniška raudona vėliava. Tai reiškia, kad jūsų svetainė telefone yra nepatogi, gal forma stringa ir jūs tiesioginę to žodžio prasme prarandate klientus ir pinigus. Išspręskite šitą problemą ir pamatysit, kaip auga pelnas.
Gerai, dabar prieėjome prie svarbiausios dalies, nes tikroji magija įvyksta tada, kai sujungiame abiejų įrankių duomenis. GSA mums parodo, kaip klientas atėjo, o GA4 ką jis nuveikė atėjęs. Sudėjus juos kartu mes gauname neįtikėtinai galingą verslo augimo variklį. Ši paprasta formulė 1+1=3 puikiai tai iliustruoja. Tai sinergija. Kiekvienas įrankis atskirai yra naudingas, bet sujungus juos, vertė išauga ne aritmetinė, o geometrinė progresija. Jūs gaunate pilnas 360 laipsnių vaizdą. Ir štai kaip tai atrodo praktikoje. GSC mums sako, klientas atėjo įvedęs frazę apskaita UOB steigimui. Tada mes peršokam į G4 ir matom, kad tas pats lankytojas perskaitė straipsnį tą temą, nuėjo į paslaugų puslapį ir BAUM! Užpildė užklausos formą. Tai yra geležinis įrodymas, kad investicija į turinį būtent šią temą atneša jums realius pinigus. Taigi, esmė yra štai kokia. Sujungę šios duomenis, jūs nebespėliuojate. Jūs tiesiog žinote. Jūs tiksliai žinote, kurios paieškos frazės ir kurie marketingo kanalai neša jums pelną. O tai reiškia, kad galite visą savo dėmesį ir biudžetą sutelkti būtent ten, kur grąža yra didžiausia. Gerai, visa tai skamba labai gerai, bet nuo kogi pradėti? Dabar paverskime visą šią teoriją labai konkrečiais, praktiniais žingsniais, kuriuos galite padaryti, kad ir padaigę klausyti šio įrašo. Svarbiausia čia ne valandas sėdėti prie ataskaitų, o reguliarumas. Siūlau jums labai paprastą rutiną. Kiekvieną dieną skirkite vos 2 minutės greitai peržvelgti GSC Insights. Tiesiog, kad pagautumėt pulsą. Kartą per savaitę, 15 minučių prie kavos, panagrinėkite GSC Performance ataskaitą ir paieškokite tų aukso grynuolių, naujų perspektyvių raktinių žodžių. Ir galiausiai kartą per mėnesį skirkite pusvalandį gilesniai GA4 analizai. Tai viskas. Paprasta, bet neįtikėtinai veiksminga. Taigi, žinutė, kurią noriu, kad išsineštumėte, yra labai aiški. Šiandienos versle spėlionėms tiesiog nebėra vietos. Įrankiai, kurie leidžia jums žinoti, o nespėlioti, yra nemokami ir pasiekiami visiems. Tiesiog reikia pradėti jais naudotis. Ir pabaigai noriu palikti jūs su vienu klausimu. Tik pagalvokite, kiek potencialų klientų, kurie šiuo metu ieško būtent jūsų paslaugų, jūs prarandate kiekvieną dieną, vien dėl to, kad nesiremete duomenimis. Atsakymas yra ten, reikia tik jį pasiimti. Ačiū, kad buvote kartu.